Treneri, koks jūsų komentaras apie rungtynes? Komentaras, tai pažiūrint į tablo, tai atrodo, kad mes iš vis nežaidėm, bet tikrai nebuvo taip blogai. Turbūt pagal momentus taško buvom verti, bet trūko kažkokios koncentracijos įmušti įvartį. Begalėm turėjom progų ir prasileidom, aišku, keletą ten nereikalingų įvarčių, bet rungtynės tikrai, manau, neatspindi tą, ką tablo rodo. Ar manot, kad buvo gal keletą net ir bereikalingų baudos minučių, kurių buvo galima išvengti? Tai manau, visose rungtynėse pas mus tų nereikalingų minučių begalė būna. Šiandien taipogi buvo turbūt visos minutės nereikalingos ir tas irgi įtakojo. Ir turbūt čia gal netgi liūdna, bet tradicija tampa, kad vis trūksta kažkokių žaidėjų ir būtent prieš Pankų žaidė Tadas Kumeliauskas, tačiau šiandien jo vėl nebuvo. Taip, vėl Tadas traumą turi. Ir taip, šį sezoną dar nei kart nesurinkom pilną sąstatą, bet jau mes jau turbūt į tą nekreipiam dėmesio. Tai duodam šansą jauniem žaidėjam pasijungti komandą. Šiandien vėl Augustas Alecis, jaunas žaidėjas, mūsų mokyklos auklėtinis debiutavo, tai po truputį kaišom skylės tais jaunais žaidėjais. Ačiū. Ačiū.